super pavyzdinė istorija iš darbo su kliente per konsultacijas. Apie tai, kaip mus ribojantis įsitikinimai, kurie dažnai būna susiformavę vaikystėje, neleidžia mums normaliai gyventi. Reiškia, kreipiasi į mane klientė su tokia situacija, kad jinai nemoka pasakyti ne kitiems ir dėl to turi labai daug kentėti, daryti papildomų darbų, apleidžia savo poreikius ir taip toliau. Tiesiog tas nemokėjimas pasakyti kitiems ne, jai kėlė ypatingai daug diskomforto ir jau tiesiog žmogus buvo pavargęs, ieškojo sprendimų, kaip tai padaryti. Ką mes pradėjome daryti? Išsigryninome, kad jinai bijodavo nuvilti, įskaudinti, supykdyti kitus. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl jinai pasakydavo taip, nors ir norėdavo pasakyti ne. Toliau, atliekant darbą toliau, turėjome rasti patį pirmą kartą, kai tas įsitikinimas, kai šitas suvokimas ribojantis susiformavo. Ir atliekant praktiką, skirtą prisiminti, kada tai buvo pirmas įvykis, klientė prisiminė, jog tai įvyko vaikystėje, kai mama jos kažko tais paprašė, ji pasakė ne ir dėl kažkokių priežasčių mama supyko, įsižeidė ir kurį laiką su ja maža mergaitė nekalbėjo. Taip jai susiformavo įsitikinimas, kad jeigu jinai pasakys ne, jeigu jinai išreikš savo nuomonę, jinai bus atstumta. Taigi tai buvo šakninis įsitikinimas, kad jeigu jinai pasakys ne, jeigu išreikš savo nuomonę, ji bus atstumta. Tai jai ir kėlė baimę pasakyti ne, todėl nenorėjo jinai nuvilti kitų ir taip toliau. Tai buvo šakninė esmė. Mes šį įsitikinimą pakeitėme, pagal atliktą metodiką patikrinome, kad jisai pasikeitė ir šis baimės, šis sukaustinimas pasišalino. Dabar moteris gali pasakyti ne, jinai jaučia atsipalaidavimą toje vietoje ir kiekvieną kartą jau tai sako vis lengviau. Tiesiog tas emocinis blokas, kuris buvo joje, buvo jos pasąmonė, buvo jos struktūrose, pasileido kaip kamštis, nes jinai pamatė, suvokė situaciją, padėkojo už ją, suprato, kokias iš tai gavo naudas, nes kiekviena situacija mums atneša naudą, kodėl mes taip ją supratome, mus kažko tais išmokino ir kai tu atkreipi tai dėmesį, ta situacija pasileidžia, tas ribojantis blokas pasileidžia ir ta problema daugiau tavo gyvenime nepasikartoja, jeigu viską atlikai tinkamai.